Visi, aš esu Norta. Darau savo antrąjį videoblogą ir šiandien kalbėsime apie mane vėl ir aš jam pasakysiu, kas mane erzina ir kas mane žiauriai gąsdina. Taigi, pirmas dalykas, kuris mane žiauriai gąsdina, tai yra vorai. Vorai mane žiauriai gąsdina, aš tiesiog jeigu nueinu pavyzdžiui į dušą, aš pamatau vorą kampe, aš negaliu maudytis, nes man visą laiką atrodo, kad jis mane puls ir arba nueis prie manęs, tiesiog aš žiauriai bijau vorų. Žiauriai. Antras dalykas, kuris mane žiauriai gąsdina, yra visokiausi šliužai, tarakonai ir visokiausi kiti padarai, pavyzdžiui, varlės. Trečias dalykas, kuris mane erzina, tai yra, pavyzdžiui, kai važiuoju į parduotuvę nusipirkti Coca-Colos butelį, pavyzdžiui, Cherry, kai aš buvau Paryžiuje, aš nusipirkau žiauriai skanus ir nusipirkai, nueini į savo kambarį, užsidarai, kad niekas nematytų ir tas kambarys yra toks švarus, toks tvarkingas, atsisėdi ant lovos ir jau darai ir tai Coca-Cola tiesiog kaip sprogsta ir visas kambarys būna šlapės, kaip ir aš, pavyzdžiui. Ketvirtas dalykas, kas mane erzina, tai yra, kai pavyzdžiui, žiūri baisų filmą su draugėmis ir tu žiūri ir tiesiog tau nieko nebaisu, niekas ten nėra baisaus ir tu giriesi ir už sekundės išlenda kokia šmėkla arba papaisa arba mumija ir tu kliki per visą kambarį, tada iš tavęs žvengia. Jo. Tas dalykas, kuris mane erzina, yra, pavyzdžiui, susijęs truputėlį su Coca-Cola, kai atsisėdi ant lovos ir valgai, pavyzdžiui, talerius, tokius sausainiukus labai skanius. Ir tu valgai ir, pavyzdžiui, žiūri kokius videoblogus arba tiesiog guli ir skaitai knygą kažkokią labai įdomią. Ir tu valgai nesustodamas ir suvalgai visą dėžę. Tiesiog ir prirūpini. Pavyzdžiui, aš jau beveik suvalgiau visą dėžę talerių. Nu tai jo, ačiū, kad žiūrėt mano antrąjį videoblogą. Ačiū už laikus, pirmoje vieną laiką. Ačiū už komentarus čia. O čia pasižiūrėjau, kažkoks pakomentavo. Tikrai ačiū, kad komentuoja. Tiesiog tikrai nepagalvojau. Bet sukūriau antrą savo videoblogą. Tikiuosi, kad bus daugiau laikų, bus daugiau komentų, bus daugiau peržiūrų ir like. Šerinkit, komentuokit. Iki.